Gruodžio 21 ne šiaip data, tai nulinis metų taškas. Kartais per 365 dienas Žemė įžengia ilgiausią naktį. Ir šią akimirką ciklas nesibaigia, o prasideda iš naujo. Realybė tampa ypač jautri ketinimams, pasirinkimams, jūsų nustatytai krypčiai. Štai kodėl vieną dieną per metus, kai klojami ateities pamatai, labai galingai veikia. Nors dauguma žmonių laukia kalendorinės metų pradžios sausio 1. Kai suformuluoja greitai ištirpstančius norus, tie, kurie supranta realybės dėsnius, renkasi gruodžio 21, nes tai ne socialinė data, o kosminis įvykis, portalas. Akimirka, kai kvantinis laukas yra labiausiai lankstus. Senovės žmonės žinojo, kad tai, kas pasėjama ilgiausią naktį, pirmiausia sudygsta sugrįžus šviesai. Egiptiečiai, druidai, inkai, persai, tūkstančius metų skirtingos civilizacijos būtent šią dieną klojo pamatus kitam ciklui. Ir šiandien sužinosite, kaip tinkamai švęsti gruodžio 21. Ką svarbu daryti šią dieną ir šią naktį, kad padėtumėte pamatus realybei, kurioje atsidursite po metų. Įsivaizduokite, kad visata įkvepia ir sustoja. Būtent šią akimirką kvantinis laukas yra labiausiai lankstus. Kita galimybė ateis tik po 365 dienų. Antra priežastis. Portalas tarp pasaulių yra plačiai atvertas. Realybės šydas yra plonesnis nei bet kada anksčiau. Tai, ką padėsite šią dieną ir naktį, pradės reikštis daug greičiau nei įprastai. Tai ne perdėta, tai gamtos dėsnis. Senovės žmonės žinojo, kad galingiausia transformacija įmanoma didžiausios tamsos naktį. Trečia priežastis – natūralus mirties ir atgimimo ciklas. Saulė miršta ir atgimsta, ir jūs galite mirti ir atgimti kartu su ja. Tai ne metafora, tai tikra energetinio kūno transformacija. Senoji mūsų versija išnyksta, o nauja gimsta su pirmuoju šviesos spinduliu. Ketvirta priežastis. Visos senovės civilizacijos žinojo šios dienos galią. Egiptiečiai, druidai, slavai, inkai, persai, romėnai, net kultūros, kurios niekada nebuvo bendravusios tarpusavyje, šventė būtent gruodžio 21 dieną. Jie statė šventyklas, derino jas šiai akimirkai ir šią naktį surengė svarbiausias metų ceremonijas. Penkta priežastis. Sausio 1 tai yra dirbtinis konstruktas. Naujieji metai kalendoriuje yra komercinė data. Tikrieji natūralūs naujieji metai prasideda tą akimirką, kai Saulė nustoja mirti ir pradeda atgimti. Tai yra gruodžio 21. Tie, kurie pradeda čia, įgyja realų pranašumą. Kol masės švenčia įprastą datą, jūs jau įžengėte į naują realybę. Išsiaiškinkime, kas vyksta šią dieną. Žiemos saulėgrįža yra akimirka, kai šiaurinis pusrutulis yra labiausiai nutolęs nuo Saulės. Ilgiausia metų naktis, didžiausia tamsa. Po šios akimirkos dienos pradeda ilgėti, sugrįžta šviesa. Senovės žmonės tai buvo labai svarbu. Įsivaizduokite, kaip visą tai įkvepia ir sustoja. Ir šią akimirką kvantinis laukas tampa maksimaliai lankstus. Kita galimybė, tik po 365 dienų. Įsivaizduokite, kiekvieną dieną Saulė teka vėliau, leidžiasi anksčiau, leidžiasi žemiau. Pasaulyje be elektros, be šilumos, be maisto atsargų tai buvo tikrai baugu. Kas būtų, jei Saulė visiškai išnyktų? Kas būtų, jei pasaulis pasinertų į amžiną tamsą ir šaltį? Ir tada ateina akimirka, ilgiausia metų naktis, negrįžimo taškas, po kurio viskas pasikeičia. Saulė nustoja mirti ir pradeda atgimti. Šviesa nugali tamsą, tai ne tik astronominis reiškinys, jis simbolizuoja seno mirtį ir naujo gimimą. Iš giliausios tamsos šviečia šviesa, tačiau yra ir kažkas kita, apie ką beveik niekas nekalba. Didžiausios tamsos akimirka portalas tarp pasaulių yra plačiausias. Kvantinis laukas tampa itin lankstus, bet koks šią naktį iškeltas ketinimas gauna galingą impulsą materializuotis. Kodėl? Nes tai yra riba tarp mirties ir atgimimo, perėjimo taškas, kur realybės dėsniai tampa lankstus, o neįmanoma tampa įmanoma. Senovės žmonės jį vadino įvairiais vardais – portalų, vartais, subtilių šydų. Esmė ta pati –
Tai, ką darysite šią naktį, nulems kitas 365 jūsų gyvenimo dienas. O dabar paklausykite kažko stulbinančio. Tai ne šiuolaikinių ezoterikų prasimanimas, tai seniausios žmonijos žinios, kurioms daugiau nei 12 000 metų. Airija, Niurėjus, Neolito kapas, Egipto piramidžių Stonhendžas ištisus metus į kamerą prasiskverbė ne vienas šviesos spindulys, visiška tamsa. Tačiau gruodžio 21-oji, saulei tekant, saulės spindulys prasiskverbė pro specialią angą ir vos 20 minučių apšviečia kameros centrą. Šiandien žmonės rikiuojasi eilėje, kad pamatytų šį stebuklą. Stonehendžas Anglijoje. Milžiniški akmenys išdėstyti taip, kad žiemos saulėgrįžos saulėlydžio metu saulė nusileistų tiksliai tarp tam tikrų riedulių. Sutapimas? Ne. Tūkstančiai tonų akmens nuneždavo 10 kilometrų. Tai nebuvo vien atsitiktinumo reikalas. Senovės žmonės žinojo šių dienų galę. Jie statė portalus, tikrus fizinius energijos kanalus, kad ją surinktų ir panaudotų. Senovės Egiptas, Karnako šventykla, yra idealiai suderintas su saulėtekiu per saulėgrįžą. Egiptiečiai šventė Dievo Ra atgimimą. Saulė mirė, perėjo per požemio pasaulį ir atgimė gruodžio 21 dieną. Senovės Roma. Nuo saulėgrįžą supa visa savaitė švenčių. Vergai ilsėjosi, o jų šeimininkai jiems tarnavo. Visuomeninė tvarka buvo apvirsta aukštyn kojomis. Kodėl? Nes tai buvo laikas tarp pasaulių. Akimirka, kai senos taisyklės nebegalioja ir tampa įmanoma transformacija. 274 metais Romos imperatorius šią dieną paskelbė oficialia švente, nenugalimos saulės gimtadieniu. O senovės kalendoriuose žiemos saulėgrįžos data buvo gruodžio 25 diena, senovės Persija, Gelda, gimimo naktis, ilgiausia ir tamsiausia metų naktis. Iraniečiai tikėjo, kad šią dieną tamsos jėgos yra ypač stiprios. Taigi šeimos susirinkdavo kartu, nemiegodavo visą naktį, saugodavo vieną kitą, skaitė poeziją ir kartu pasitikdavo pirmosius naujos šviesos spindulius. Inkai saulės dievo šventė. Tai pasninko dienos pagal saulėgrįžą. O pačios saulės dieną jie naudodavo veidrodį, kad sufokusuotų jo spindulius ir uždegtų šventą ugnį. Jie tikėjo, kad tai tiesioginė prasme pririša saulę prie žemės, kad jie neišnyktų. Druidai žiemos šviesa. Buvo sudegintas didžiulis rąstas, kuris turėjo degti visą ilgiausią naktį. Žmogaus ugnies simbolis padėjo saulei atgimti. Ir nuostabiausia, kad visos šios civilizacijos nežinojo viena apie kitą. Skirtingi žemynai, kalbos, religijos ir vis dėlto jie šventė tą pačią dieną. Kodėl? Kadangi jie buvo arčiau gamtos, jie jautė tai, ką mes pamiršome jausti. Jie žinojo, kad tai ne tik pasimatymas, tai galios akimirka, portalas, galimybė. Net krikščionybė į tai atsižvelgė. Tiksli Jėzaus gimimo data nežinoma, tačiau ankstyvieji krikščionys gruodžio 25 pasirinko taip, kad jis sutaptų su žiemos saulėgrįža. Simbolis. Šviesa į pasaulį atėjo didžiausios tamsos metu. 12 000 metų, 10 civilizacijų, viena diena, vienos žinios. Ir šiandien šios žinios prieinamos jums. Kas vyksta šią dieną ir šią naktį? Kodėl jos turi tokią galią? Yra 3 pagrindiniai aspektai. Pirmasis – paleisti. Sena turi mirti, kad gimtų nauja. Tai ne tik graži metafora, tai gamtos dėsnis. Saulė negali pradėti atgimti, kol nepasiekia maksimalaus mirties taško. Lygiai taip pat jūs negalite tapti nauja savęs versija, laikydamiesi seno. Gruodžio 21 yra atsisveikinimo diena su praėjusiais metais, su senais įsitikinimais, su savęs versija, kuri jums nebetarnauja. Žemės energetinis laukas šiuo metu tiesioginė prasme palaiko paleidimą. Jis padeda paleisti viską, kas jūs slegia. Antra, troškimo portalas. Kai sena praeina, o nauja dar negimsta, susidaro vakuumas. Gamta nekenčia vakuumo. Tai, ką įdedate į šį vakuumą, saulėgrįžos dieną ir naktį, pradeda materializuotis nepaprastu greičiu. Ne magija, o visiško susikaupimo rezultatas. Ilgiausia naktis prilygsta maksimaliai ketinimų koncentracijai. Nėra jokių blaškimų, jokio išorinio pasaulio šurmulio. Tik jūs ir kosmosas.
Kvantinis laukas reaguoja į stebėtoją ir jūs esate visiškai čia ir dabar. 3. Atgimimas. Jūs ne tik sugalvojate norą, jūs mirštate ir atgimstate. Senoji versija išnyksta tamsoje, naujoji atsiranda su pirmuoju šviesos spinduliu. Būtent tai daro gruodžio 21-ąją galingesnė nei bet kuri kita data. Jūs ne tik tobulinate save, jūs tampate kitu žmogumi. Taigi, jei esate pasiruošę kuo geriau išnaudoti šią dieną ir naktį, štai ko jums reikės. Fiziniai įrankiai paprasti, bet simboliniai. Jungikliai, idealūs yra 3. Juoda žvakė simbolizuoja tamsą, seną, kuri praeina. Balta žvakė simbolizuoja naują šviesą, naują savęs versiją. Auksinė arba geltona simbolizuoja manifestaciją, jūsų troškimų materializavimą. Jei neturite 3 žvakių, tiks viena balta. Pasiruoškite popieriaus ir rašiklį. 2 puslapius. Vieną viskam, ką jums reikia paleisti, kitą tam, ką norite pritraukti į savo naują gyvenimą. Tyla ir vienatvė yra labai svarbios, jokių trukdžių. Telefonas yra kitame kambaryje. Televizorius išjungtas. Žmonės yra šalia tik tuo atveju. Jie dalyvauja praktikoje kartu su jumis. Jūs ir kosmosas, nieko daugiau. Kada praktikuoti? Visą gruodžio 21 dieną kupina ypatingos galios. Aušra žymi ilgiausius metų nakties pradžią, maksimalios energijos transformacijai laikotarpį. Rytas. Laikas apmąstymams ir pasiruošimui. Galite pradėti rašyti savo paleidimo sąrašą. Vidurdienis, energija kyla. Diena vidiniam darbui, saulėlydis, idealus momentas pradėti praktiką. Saulė leidžiasi į tamsos karalystę, prasideda ilgiausia naktis. Portalas atsiveria, naktis, galios viršūnė. 20 valanda, o ypač vidurnaktį, atsiveria galingiausias portalo langas. Perėjimo į naują dieną akimirką. Būtent tada įvyksta pagrindinė transformacija. Galite nemiegoti visą naktį, kaip darydavo senovės žmonės, ir auštant pasitikti pirmąjį naujos šviesos spindulį. Tai jūsų transformacijos užbaigimo simbolis. Sutvarkykite erdvę, išjunkite ryškias šviesas, palikite tik žvakes. Baris. Įkvėpinti muziką. Fone yra įmanoma, bet tyla yra galingiausia. Patogiai atsisėskite, susikaupkite ir pajuskite savo ryšį su kosmosu ir savo vidinę stiprybę. Laikykite nugarą tiesiai, bet atsipalaidavę. Įkvėpkite kelis kartus giliai, pajuskite akimirką. Tai ne tik pratimas, jūs pasinerite į 12 000 metų senumo tėkmę, galią, kurią panaudojo jūsų protėviai. Pasiruošę? Tada pradėkime. Pirma dalis. Seno mirtis. Tai taip pat svarbu kaip ir naujo gimimas. Dauguma žmonių siekia pokyčių nepaleisdami seno. Tai neveikia. Senas užims visą erdvę, nepalikdamas vietos naujam. Pirmas žingsnis. Uždėkite juodą žvakę, pasakykite tai garsiai arba tyliai. Aš atveriu erdvę užbaigimui. Aš kviečiu paleidimo galią, seno atlaisvinimo galią. Žiūrėkite į liepsną, tai nėra kažkas blogo. Tai natūrali transformacijos jėga. Tamsa nėra priešas, o įsčios, iš kurių gimsta šviesa. Antras žingsnis. Paimkite popieriaus lapą ir pradėkite rašyti sąrašą visko, ko per pastaruosius metus atsikratėte. Negalvokite ar analizuokite, tiesiog rašykite. Seni įsitikinimai. Nesu pakankamai geras, pinigai ateina sunkiai, meilė ne man, baimės, skurdo, vienatvės, nesėkmės, sėkmės, baimė, senos nuoskaudos, situacijos, kurios vis dar skaudina. Atidėliojimas, priklausomybės, toksiški santykiai, įpročiai, kurie jūs riboja. Užsirašykite. Aš paleidžiu tą savo versiją, noriu būti. Neskubėkite. Tai gali užtrukti 5-20 minučių. Skirkite savo laiko, leiskite viskam išsilieti. Trečias žingsnis. Perskaitykite garsiai. Jūsų balsas išreikš ketinimą. Kiekvieną punktą pradėkite žodžiais. Aš paleidžiu skurdo baimę. Aš paleidžiu įsitikinimą, kad esu nevertas. Aš paleidžiu apmaudą savo tėvui. Aš paleidžiu tą savo versiją, kuri bijojo gyventi. Pajuskite energijos išsilaisvinimą erdvės savo kūne išvalymą. Tai ne žaidimas, tai tikras paleidimas. Ketvirtas žingsnis. Pajuskite, kaip sena nyksta. Galite užmerkti akis ir vizualizuoti, kaip ši energija tirpsta, kaip jumyse esanti erdvė išvaloma.
Svarbu jos neperdeginti, o išlaikyti. Giliai įkvėpkite ir pajuskite lengvumą. Viduje esanti erdvė laisva naujam. Dabar esate pasiruošę antrai daliai. Naujojo gimimui. Jūs išvalėte erdvę, laikas ją užpildyti. Pirmas žingsnis. Uždėkite baltą žvakę nuo juodos žvakės. Tai svarbu. Sakykite. Iš pabaigos aš gimdau pradžią. Iš paleidimo aš kviečiu naują. Iš tuštumos aš kviečiu šviesą. Stebėkite, kaip balta liepsna gimsta iš juodos. Tai jūsų pačių transformacijos simbolis. Nauja šviesa gimsta paleidus seną. Padarykite pauzę. Tylėkite 3-5 minutės. Tiesiog pažiūrėkite į baltos žvakės liepsną. Įkvėpkite. Pajuskite akimirką tarp seno praeities ir naujo atėjimo. Esate portale, begalinių galimybių erdvėje. Antras žingsnis. Paimkite antrą puslapį ir pradėkite rašyti naujo gimimo sąrašą. Būkite itin atidus. Tai nenorų sąrašas, tai jūsų tapatybės sąrašas. Nerašykite aš noriu arba aš padarysiu, nes šie žodžiai neša ateities energiją, kurios dar neturite. Rašykite esamuoju laiku, tarsi tai jau būtų jūsų realybė. Pavyzdžiui, aš gyvenu nuolatinėje gausoje, turiu tiek, kiek pati pasirenku ir tai ateina lengvai ir reguliariai. Esu pripildyta meilės ir pritraukiu mylintį partnerį. Esu laisva nuo. Aš išsivaduoju iš baimę ir gyvenu visiškai pasitikėdama savimi. Aš darau darbas, kuris mane tenkina ir atneša mano pasirinktas pajamas. Būkite konkretus, aiškus, daug pinigų, geri santykiai. Išvardykite tikslės sumas, konkrečias savybės, konkrečius rezultatus. Ne tik užsirašykite sėkmę, bet ir detaliai aprašykite, kaip ji atrodo. Įsivaizduokite kiekvieną situaciją, kiekvieną jausmą, kiekvieną veiksmą. Rašykite su jausmu, mechaniškai to nekomponuodami. Pajuskite, kaip tai jau yra jūsų realybė, tarsi prisimintumėte, kurtumėte. Gadartas tai pavadino išsipildžiusio noro būseną. Jūs netrokštate, jūs jau turite. Trečias žingsnis. Garsiai perskaitykite savo sąrašą kaip deklaraciją. Atsistokite fiziškai. Perskaitykite kiekvieną elementą garsiai ir užtikrintai, tarsi skelbtumėte jį visai visatai. Neklauskite, o pareikškite. Aš esu žmogus, kuris gyvena gausoje. Aš turiu meilę, kurios ieškojau. Dirbu darbą, kuris man teikia džiaugsmą ir pajamas, kurias pasirinkau. Skaitydami jauskite absoliutų pasitikėjimą. Pajuskite, kad tai ne svajonė, o realybė, kuri jau egzistuoja kvantinėme lauke. Ir jūs tiesiog užfiksuojate ją savo dėmesiu, materializuodami ją fizinėme pasaulyje. Niekam nerodykite ir nepasakokite apie savo ketinimus. Energija išsisklaido. Jei ją pasidalinsite prieš jai materializuojantis. Išsaugokite šį sąrašą iki kitos žiemos saulėgrįžos. Tada galėsite sugrįžti ir pamatyti, kas iš tikrųjų išsipildė. Paskutinė dalis. Ketinimo antspaudas. Pirmas žingsnis. Uždėkite auksinę žvakę nuo baltos. Jis simbolizuoja materializaciją, minties virsmą realybę, dvasinio troškimo virtimą fiziniu gyvenime. Pasakykite tai garsiai arba tyliai. Šios dienos ir šios nakties gale, šio portalo gale, tūkstantmečio tradicijos gale, aš užantspauduoju savo atgimimą. Tegul mano ketinimas įgauna formą, tegul tai, ką paskelbiau, materializuojasi aiškiai, harmoningai ir greitai. Antras žingsnis. Meditacija. Aš esu naujoji saulė. Patogiai atsisėskite, užmerkite akis ir kelis kartus giliai įkvėpkite. Įsivaizduokite save žemės viduje, visiškoje tamsoje, naujos gyvybės įsčiose. Jūs esate naujos saulės sėkla. Senoji saulė baigė savo ciklą. Jūs esate tai, kas gimsta jos vietoje. Pajuskite mažą kibirkštėlę atsirandančią jūsų krūtinėje. Ji auga, tampa ryškesnė, šiltesnė. Kibirkštis liepsna į ugnį. Ugnį į saulę. Jūsų krūtinėje gimsta nauja saulė, auksinė, akinanti, galinga. Ji plečiasi, užpildydama visą jūsų kūną šviesa, energija ir jėga. Su kiekvienu įkvėpimu pajuskite, kaip ši saulė stiprina jūsų naują tapatybę, jūsų energiją, jūsų ketinimus. Jūs ne tik trokštate, jūs jau tampate nauji, spindintys, gebantis pritraukti ir įgyvendinti viską, ką užsirašėte savo sąraše.
Jūs esate visiškai pripildyti šviesos, jūsų galva šviečia, jūsų rankos šviečia, jūsų kojos šviečia. Jūs nesate tik šviesos nešėjai, jūs esate šviesa kūno pavidalu. Pajuskite, kaip šviesa pradeda skverbtis į žemę per uolienos storį, kyla aukštyn į paviršių. Ir dabar pirmasis naujos šviesos spindulys paliečia žemę, tamsa traukiasi, jūs esate nauja saulė, šviesos šaltinis. Senoji versija lieka tamsoje, naujoji gimsta. Pasėdėkite šioje būsenoje kelias minutes. Jauskite save šaltiniu, o ne gavėju. Jūs nelaukite, kol gyvenimas jums suteiks šviesos. Jūs esate pati šviesa. Trečias žingsnis. Būsena prieš miegą. Atsigulkite patogiai, užsimerkite, įeikite į būseną artimą miegui. Kūnas atsipalaidavęs, protas ramus, tai akimirka, kai pasąmonė yra labiausiai atvira. Įsivaizduokite save jau esantį to, ko trokštate pabaigoje. Ne kelią, o rezultatą. Jei tai gausa, įsivaizduokite, kad patikrinate savo sąskaitą ir matote reikiamą kiekį. Pajuskite palengvėjimą, pasitenkinimą. Jei tai meilė, pajuskite šilumą, saugumą ir išsipildymą tinkamo žmogaus glėbėje. Jei esate sveikas, jauskite stiprus, energingas, lengvi judesiai, kupinas gyvybingumo. Būkite šioje scenoje, matykite akimis, girdėkite ausimis, juskite kūnu. Jei užmiegate šioje būsenoje, tobula, jūsų pasąmonė visą naktį dirbs su šiuo vaizdiniu. Ketvirtas žingsnis – galingumo fazė. Prieš visiškai užmigdami tyliai kartokite, aš atgimiau, sena mirė, aš esu nauja šviesa. Kartokite vėl ir vėl, kol užmigsite. Tegul tai būna paskutiniai jūsų budrios sąmonės žodžiai ir pirmieji jūsų pasąmonės žodžiai. Aš atgimiau, sena mirė, aš esu nauja šviesa. Praktika baigta, bet energija ir darbas tęsiasi. Kitomis dienomis, gruodžio 22-23, išlaikykite tylą ir vidinį šviesos pojūtį. Maksimali tyla, šios dienos yra integracijos metas. Jūsų aktyvuota energija pradeda įsitvirtinti. Nekalbėkite apie praktiką ir nesidalinkite savo ketinimais. Energija įsisklaido per žodžius, ypač pirmosiomis dienomis. Išlaikykite tylą, kaip nėščia moteris saugo pirmųjų mėnesių paslaptį, kol vaisius tvirtai įsitvirtins. Stebėkite ženklus, sinchroniškumas pradės greitai atsirasti. Atsitiktiniai susitikimai, netikėtos galimybės, mintys atsirandančios iš niekur. Tai nesutapimai, tai lauko atsakas į jūsų ketinimą. Gruodžio 22 dieną, 23, pradėkite jaustis kaip nauja savęs versija. Aš netampu, nesistengiu būti, aš esu dabar. Naujoji versija jau čia. Elkis iš šios būsenos. Jei paskelbėte gausą, rinkitės kaip gausos žmogus, kaip leidžiate pinigus, kaip apie pinigus kalbate, kaip rengiatės. Jei tai meilė, elkitės kaip gausa. Rūpinkite savimi, gerbkite save, nustatykite ribas. Jūs neieškote meilės, jūs ją jau turite ir tiesiog susitinkate su jos fiziniu įsikūnijimu. Toliau gyvenkite iš turėjimo, o ne noro būsenos. Tai ne aš noriu, o aš turiu. Tai nepaprastai svarbu. Dauguma žmonių atlieka praktiką, o kitą dieną grįžta prie seno mąstymo būdo. Nedarykite to. Jūs panaudojote galingiausią metų dieną ir naktį. Jūs pasinaudojate 12 000 metų senumo tradiciją. Jūs paskelbėte naują realybę. Dabar gyvenkite kaip žmogus, kuris jau joje yra. Kai ateis sausio 1 ir masės priims naujų metų pažadus, kurie bus pamiršti per savaitę, jūs jau 10 dienų gyvensite naujoje realybėje. Įgijote pranašumą, pasinaudokite juo, kaip žinote, kad praktika pasiteisino, sapnai. Kitą naktį po praktikos jie bus ryškus, spalvingi ir emociškai krauti. Pasąmonė pertvarko, integruoja naują tapatybę. Nebandykite jų interpretuoti, tiesiog priimkite juos. Sinchroniškumas. Sutapimai pradės dažnai kartotis. Galvojate apie ką nors, jie rašo, ieškote atsakymo, jis ateina, pinigai ateina netikėtai. Tai yra kvantinio lauko atsakai, lengvumas. Jausite palengvėjimą, išsivadavimą iš senų baimių ir apribojimų. Tai ne euforija, o vidinė ramybė ir pasitikėjimas, kad procesas prasidėjo. Vidinis tikrumas, gilus nepajudinamas jausmas, kad viskas, ką paskelbėte, jau yra jūsų. Netikėjimas ar viltis, o žinojimas, kaip žinojimas, kad rytoj patekės saulė.
Gruodžio 21 nėra tik data. Tai portalas, kai realybės dėsniai tampa lankstus, neįmanoma tampa įmanoma. Galite mirti kaip senoji savęs versija ir gimti naują. Jau 12 000 metų žmonės šią dieną mini, stato šventyklas, rengia ceremoniją, švenčia šviesos atgimimą iš tamsos. Šiandien dauguma šią dieną pamiršo, švenčia komercinės datas. Jūs nebesate dauguma, jūs turite raktą į portalą.